Sveiki, pristatau Jums vieną iš mūsų turimų modulių, tai yra modulis ataskaitos. Keliaujame į modulių sąrašą, susirandame modulį ataskaitos ir jį įsidiegiame. Įsidiegus šį modulį, funkcija atsiras kairėje navigacijos juostoje ataskaitų skiltyje. Šioje skiltyje jūs galėsite generuoti tokias ataskaitas kaip sąskaitų ataskaita arba parduotų produktų ataskaita. Ateityje šis funkcionalumas bus išplėstas. Ir pasirinkus vieną iš šių tipų, pasirinkam atitinkamą reikalingą informaciją. Ir jeigu turite darbuotojų ar kelis darbuotojus, ar tam tikrą vieną norite išsirinkti, atitinkamai pasižymime. Susigeneruojame ataskaitą ir šioje dalyje, sąskaitų ataskaitoje, jūs matysite, kiek tam tikro darbuotojų ir visų darbuotojų bendrai buvo išrašyta sąskaitų, koks jų kiekis, kokie gauti mokėjimai ir kiek yra neapmokėtų sąskaitų, kokia jų vertė. Šioje sistemoje, šioje skiltyje galėsite lengvai valdyti šios duomenis ir pasitikrinti, kokia yra bendra situacija. Pasirinkus tipą parduotų produktų ataskaitą, taip pat reikalinga pasirinkti laikotarpį ir šioje dalyje jūs matysite, kiek tam tikros prekės buvo parduota per ataskaitinį laikotarpį ir kokia bendra parduotų prekių vertė. Tai tikimės, kad šis funkcionalumas jums padės lengviau valdyti informaciją jūsų įmonėje ar veikloje ir linkime gero naudojimo.